Labą dieną. Šiandien norėčiau Jums parodyti, kaip siūti interjerinės lėlytės kūnelį. Mums prireiks, kad pasiūti kūnelį iki galo, mums prireiks iškarpų. Aš naudoju baltą drobę, kūno spalvos trikotažą, 100% medvilnė, beje kaip ir drobė. Taip pat reikės išnykstančio rašiklio. Galite naudoti ir pieštuką. Aš čia rekomenduočiau išnykstantį rašiklį. Žirklių. Kūneliui prikimšti kamšalą. Pradėsim. Iš iškarpų yra reikalinga galvytės iškarpa, kojytės, rankytės, galvytės vidinio kamuoliuko iškarpa, kūnelio. Taigi ant šito audinio mes piešim galvytę ir rankytės. Aš savo pridedu maždaug apie 3 cm į aukštį, tam, kad paskui galėčiau lengviau aptraukti lėlytės galvytę. Rankytės mums bus reikalingos 2. Čia pažymiu vietą, pro kurią mes kimšime savo kamšalą. Taip pat turėtumėte atkreipti dėmesį į kryptį, kurią dedate savo iškarpas. Paprastai ant detalių būna nurodyta tokia rodyklė. Tai reiškia kryptis, kurią turite dėti iškarpytę. Taip, šią dalį iškirpsiu. Pasidėsiu į šoną. Einame prie kito audinio, baltos drobės. Ant baltos drobės mes nukopijuosime kojyčių detalės, iškarpas, galvytės pasidarysim iškarpėlę ir kūnelį. Kūnelį nusipiešiu čia krašte. Kūnelio detalę iškart išsikirpsiu, kad man nesimaišytų. Atidėsiu į šoną. Ir čia nupiešiu kol kas galvyčių lekalą. Galvytės
iškarpėlę reikia dėti įstrižai pagal kryptį audinio. Mano galvytė, vidinė galvytės dalis, tas rutuliukas vidinis, kuris kišasi į galvytę, kad galvytė gautųsi apvali, susideda iš 5 detalių. Ją galima daryti ir iš 6 detalių, ir iš 4 detalių, kaip jums patogiau. Mano atveju aš kol kas naudoju 5 detalytes. Yra svetainė tokia, kurioje galima įvedus apskritimo skersmenį bei detalyčių norimų kiekį į sistemą, jums duoda atsispausdinti šitas konkrečiai iškarpėlės. Tai gana patogu, nereikia pačiom skaičiuoti ir braižyti. Aišku, galite naudoti kitas programas, tarkim kokie, jeigu dirbate su kokiu AutoCAD'u. Tai tikriausiai, jeigu dirbate su AutoCAD'u, tai tikrai nematote problemos nusibraižyti tokias detalytės. Išsikirpsiu galvytės detalės, susilankstysiu, pasidėsiu į šoną. Dabar kojytės. Kam reikalingas kojytėm dvigubas sluoksnis? Iš principo gausis baltas sluoksnis, balta drobė bus kojyčių viduje, o išorėje jinai bus kūno spalvos. Kadangi mūsų audinys yra tamprus, o kojytės jos turi būti pagamintos iš netampraus audinio. Tarkim, jeigu jūs naudotumėte netamprų audinio kūnelį, drobė tiesiog rusvos spalvos, arba yra toks specialus audinys lėlytėm gaminti, jis nesitampa. Tai tada to pamušalo kaip ir nereiktų dėti, bet kadangi aš naudoju trikotažą, tai man reikia padaryti, kad tas trikotažas neišsitemptų. Taigi dabar aš persipiešiu 2 kojytes. Ant baltos drobės. Kryptis šiuo atveju yra nesvarbi, ar į viršų, ar į apačią turiu omeny, bet žinoma, ji turi išlikti statmena, padaryta pagal vertikalę audinio kryptį, negali būti va taip dedama kojytė. Bet ar aukštyn, ar ne, tai jau reikšmės neturi, nes drobė paprastai nesitampo į viršų ar į apačią. Tiesa, aš nepasakiau iš karto, kad pėdutės mes darysime trupučiuką sudėtingesnį variantą, parodysiu pavyzdį. Jeigu matote štai tokias, jos yra jau turinčios formą. Va. Galima lėlyčių kojytės pėdutės siūti paprastų variantų, paprastuoju būdu. Parodysiu jums, kaip atrodo paprastasis būdas. Paprastasis būdas atrodo štai taip. Tiesiog yra siuvama per pėdutės apačią ir nueinama į viršų. Tai jeigu žiūrėti čia, tai mes siūtumėm tada liniją. Pradėtumėm nuo čia, prasiūtumėm čia, eitumėm taip ir taip. O dabar mes siūsim tik tai
šitą plotą ir šitą plotą. Čia mes paliksim tuščią ir apdirbsim kitokiu būdu. Parodysiu kokiu, dabar nepasakosiu, nes gal ir nelabai aiškiai papasakočiau. Išsikirpsim tokį plotelį. Ir pasiėmę trikotažo gabaliuką, padarysim taip. Pirmą išsikirpsim trikotažo tiek, kiek reikia kojytėm apiplėšti. Čia mums kaip tik užteks pėdutėm. Ir kaip darom? Išskiriam drobę, buvo 2 sluoksnių drobė, išskiriam drobę, vieną drobės gabaliuką dedam po apačią, kitą ant viršaus. Žiūrim, kad vienodai sudėti, kad siuvant mums neišeitų niekas iš kraštų. Kad matytumėt, kaip sudėjot, galite pasinaudoti adatėlę. Tarkim, įdurėte čia. Ir matot, kad jeigu siūsit šičia siūlę, tai nepravažiuosit pro šalį. Ir šiaip galite susismaigstyti. Bus galbūt jums paprasčiau darbuotis. Nors čia viskas priklauso gal nuo patirties, nuo įpratimo, sunku pasakyti. Yra meistrių, kurios visai nenaudoja šitų adatėlių, o kitos daikstosi. Tai įvairiai būna. Tai vat, baigiam mes savo iškirpimo dalį, dabar eisim susisiūsim detalytes, po to mes apdirbsim pėdutę ir pradėsim kimšti.